Salantų gimnazijos laikraštis Avilys vėl pas jūs svečiuose. Taigi, kokių šiandien naujienų turime? Naujienų iš tiesų turime daug. Gruodžio 4 dieną Salantų gimnazijoje vyko organizacijos Novi Hominis inicijuotos paskaitos, kurių metu akių gydytojas oftalmologas Kirilas Zimarinas pasakojo apie regėjimo korekcijos priemonės, o teisininkas Aivaras Daukantas supažindino su pacientų teisėmis ir pareigomis. O dabar pati džiugiausia naujiena. Gruodžio 8 dieną Salantų gimnazijoje buvo įžiebta kalėdinė eglutė. Jūsų dėmesiui reportažas iš renginio. Visi kartu. 3, 2, 1. Eglutė su žyme! Gruodžio 8 dieną gimnazijoje vyko Kalėdų šurmulio atidarymas. Gausiai susirinkusius žiūrovus džiugino skambios dainos, kalėdinę nuotaiką kuriantys eilėraščių posmai. Gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su kalėdinio ciklo renginiais. Atidarymą organizavo Europos ir iniciatyvių mokinių klubų nariai. Aprilas pas mus. Na ir trečioji užduotis. Kalėdinė daina. Kalėdų eglutė jau įžiebta, taigi belieka laukti kalėdų senelių. Ta proga pasiteiravome mūsų mažiausiųjų, ko jie tikisi iš kalėdų senelių. Sveiki, aš esu Deimena ir aš norėčiau asmenukių lazdos, termopuodelį ir knygas. Mano vardas Paulius. Aš norėčiau žaislinį šautuvą. Aš esu Astijus, norėčiau kalėdom Lego. Lego? Konstruktorių Lego? O ką žadi statyti per tą konstruktorių? Nežinau. Nežinai. Aš esu Dovydas, aš laukiu kalėdų ir noriu gauti Minecrafto knygas. Minecrafto knygas? Kas tas Minecraftas yra? Minecrafto knygas, kad žinotum, kaip viską daryti. Čia per tą kompiuterinį žaidimą Minecraft? Jo. A, tai labai mėgsti žaisti? Jo. O galbūt esi kažką įspūdingo pastatęs per tą žaidimą? Ką? Esu enchanting table padaręs, namą pasistatęs. O ko labiausiai norėtum gauti kalėdoms? Žaislų. Žaislų. O gal gali pasakyti, kokių žaislų? Aš Samanta ir norėčiau kalėdoms fotoalbumą. Gimnazijoje vis dar tebevyksta remonto darbai. Remonto tema rytis kalbino ir mūsų direktorių. Direktorius taip pat pakomentavo ir naujas darbo tvarkos taisyklės. Laisvas pamokas mokiniai turėtų leisti bibliotekoje arba skaitykloje, o ne koridoriuose. Kviečiame pasižiūrėti interviu. Gerai. Neužilgo, ko gero atsiųsiu. Gerai, iki. Nuo šio metu nebėjo uždaryta aukštą, jau vakar buvo tik uždaryta. Buvo nekokybiška padaryta, įdėta į seiną elektros laidą. Ir negalėjai seinų nudažyti, dėl to, kad buvo su tokiu gumbeliu ir nekokybiškai uždėtus elektros laidus. Ir praktiškai tai buvo pirmas aukštas. Reiškia, ta dešinė pusė, toliau skaitykla ir biblioteka ir kairė pusė, čia štai tas koridorius. Ani tus laidus iš naujo išdėjai, pagėlėn daubės ir užtinkavo. Iš esmės toks reikalas. O dabar norėčiau pasiteirauti dar, jūs buvote užsiminęs ir sklandė gandai, aišku, kad ketinama Salantų gimnazijos moksleiviams pamokų metu uždrausti būti koridoriuose. Taip, toks ne tiek uždrausti, kiek
juos nukreipti į laisvas patalpas, kurios yra tuščios, tai yra skaitykla ir biblioteka, o koridoriuose turėtų būti pamokų metu tyla. Jeigu tie mokiniai sėdėtų tyliai, viskas pusiau subėdavo. Tai tik mokiniai dabar sėdi koridoriuje, diskutuoja, patriukšmauja, pasijuokia. Va, tai yra esminis momentas. Va. Mes turim laisvų patalpų. Tegu mokiniai eina mokintis, yra skaitykla laisva, dar biblioteka pusiau laisva, į tas patalpas nukreipti. Jeigu reikės dar kokią nors patalpą, tai galima skirti. Tai yra tas dabar įsikūręs vieša erdvė, tai yra, kad vienu žodžiu, pamokos metu, kad nebūtų jokio pašalinio trukdymo, išskyrus, o ten, kur stalo tenis stalus pastatė, jau ten mokytojai pripratę, sakom, ir jeigu prie to stalo gražiai žaidžia, viskas tvarkoja, bet jeigu jie ten triukšmauja ar lyderį kelia, vėl yra, tai yra ugdymo procesas, pamoka turi būti netrukdoma, tai yra pagrindinis principas.